Nu, praėjo pusvalandis ir matosi, kad šulinį vanduo baigėsi, o siurblys vis tiek dar veikia. Ir matosi, va srovelė bėga ir bėga viskas per filtrą į vamzdį. Tai jeigu pasibaigtų vanduo, tai jis ten vamzdyje per vamzdį 140 diametro, tai siurblys ten jį, kaip pasakyti, suvalgytų per kelias minutės. O per pusvalandį, jeigu jau nesuvalgė, neišpumpavo, tai ir neišpumpuos. Vadinasi, pritekėjimas geras ir matosi turbūt kokie 2 metrai. Kaip sakiau, 3 metrai, tai ne, dabar koks metras yra išlindęs nuo dugno. Tai 2 metrai to vandeningo sluoksnio, grinai, kur jau teka vanduo. Nes va, šitie šuliniai visi buvo molis. Paskui prasidėjo smėlis ir kaip matėsi, kad biškį nukreipiau video, gal nieko nesimatė. Ir paskui vėl molis, tai va toks sluoksnis smėlio yra ir per jį bėga vanduo. Va, matosi srovelė, priteka. Reikės dar įlipus dugną nusivalyti porą, pamečiau gumelę valy ir plasmasiukas toks nuo sujungimų plasmasinių šitų va, įkrito į šulinį. Tai čia dar dugną prasivalyti ir bus viskas. Tai va, vandens sočiai tikrai. Svarbiausia, kad nesibaigia. To ir siekiau. Nuvalius dugną dar bus geresnis pritekėjimas. Taip įsivaizduoju. Projektas, galima sakyti, baigtas. Nu, dar dangtį turiu iš neržaveikos, reikės jau tada va, užsidengti, pasidaryti dangtį normalų.